Marijampolės stadiono publika. 1-0 pirmame kėlinyje krašto gynėjas pelno įvartį. Nes linijos Losonas. Uzočiukwu, baudos aikštelėje, smūgis į vartus ir puikus įvartis vidinė pėdos dalimi, būtent tikslumu. Matome puikų Uzočiukwu meistriškumą, gražiai vidinė pėdos dalimi, užsuktas kamuolys į tolį. Dariušas Stankevičius, labai pavojinga situacija ir įvartis. Įvartis. Nuošalės nėra. Smūgis ir antrą kartą kamuolys vartuose. Vartuose 31 numeris Ignas Plūkas. Sūduvos ataka Maras Gaidas. Ir viskas vėl sulėtėja, galingas smūgis, bet iš toli. Kada yra atliekami pirmieji keitimai, kada į jėgą į aikštę metamos naujos jėgos. Čia labai gerai įsiveržė į baudos aikštelę Uzočiukwu. Prieš 4 ir be klaidų. Černiauskas galbūt ir nuspręs mesti į kovą savo pagrindinius kozirius, bet to gali nebeprireikti. Gražina kamuolį Sidisamo kiek atgal, čia smūgis iš labai toli, šioks toks rikošetas ir matysime kampinį. Gerai ten, bet jeigu bus iškovoti 3 taškai, Sūduvai, manau, šią akimirkai tas svarbiausia. Andrius Uzočiukwu, vienas pro visus. Vilka. Daug apgaulingų judesių, Uzočiukwu kol kas budrus ir galiausiai būtent palieka. Kamuolį daryti nepavyksta, greitai Sūduva pakeičia atakos kryptį, labai geras Benetos perdavimas, Uzočiukwu metas į kamuolį pro Matą Latvį. Benetas šoko kamuolys, Uzočiukwu, Benetas į priekį, bet vėl sustabdyti šią ataką. Uzočiukwu vaidina Čikovanį, Uzočiukwu Tomas mėgindamas uždirbti 11 metrų baudinį, bet tęsia ataką Marijampolės Sūduva. Segrinta vartų. Persikėlė rezultatą. Oi, čia!
Žalgirio tranzicija, Černykas kairiuoju flangu. Žaidžia. Persigrubuoti ir grįžti į gynybinės pozicijas. Čia Uzočuku puikiai prasimeta pro du žalgiriečius. Jo. Plius pridėkime tai, kad Šiauliams tai yra pirmosios rungtynės ant natūralios vėjos. Čia Sūduvos galimybė Andriui Uzočuku. Čia baudos aikštelėje kamuolys, smūgis į vartus ir 1-0. Ką matome? Čia baudos aikštelėje atšoka kamuolys Uzočuku ir smūgis virš vartų. Jūpsta ir dabar jau tenka vyktis Klaudijų. Čia štai toks iššokimas ir gera galimybė. Vienas svarbiausių Žalgirio įvarčių. Čia perdavimas Antalės, gerai atrita kamuolį, Verbickas ir jeigu ne Uzočuku, rezultatas. Jis tenais sugeba perimti kamuolį. Būtent tokie perdavimai į priekį, po tarp pačią Mikulėną. Ieškant komandos draugų, Andriui Uzočuku. Jama gerą poziciją. Neleidimais kontroliuojant kamuolį, bet atliekant veiksmus su savo kūnu. Reikia paminėti, jog žaidžiant su Vilniaus Žalgiriu ta pergalė buvo labai pat. Rungtynės tęsia. Armalo pergalė. Tam Džoričius. Šiaip jis gynėjas, bet